kiaušinienį kepi? Skaniai kvepia. Na, aišku, kiaušinienį. O tu, kada atsikėlė, žmonės jau senai darbuos išėjai. Tai kada gaidžiūnės girdėję. Mat! Va, žiūrėk, nespėjom apsigyvinti, jau talentą durį susitrenkė, Neusitrenkė jokios durys, tai Raimundukas jau valandų sėdė. Nu tai kiek čia sėdės? Kiek reis, tiek ir sėdės. Raimundukas paskubėk, sakau. Nu tai negūstink vaiką. Tu žinai, ir kaimį jiems su tais reikalais sunkiai sekdavas, o dabar naują vietą susjaudina. Aha, jam naują vietą, tėvas visai be vietas, taip? Raimundukas, sakau, bikliau. Paskubėk balvanai tu. Nu tai kur tu dirbi dabar šitiek laiką? A tai kur dirbsi? Gaila savo vaikui duot ramiai paskaityti. Eik tu skaitau, kai tik tai. Yra. Kur laikraščius padėjai? Ant smiltelės rankų pakel. Kaks durnius dabar talėti pasakų prikabina. Tigi, aš tata, kad tau laimė neštų. Kai kad laimės simbolis balvoną rankos ir tai nelaimės neša. Pasiimk! Ačiū. O, Raimundukas greičiau sėsk valgyt, aš per jums darbant pavėluosiu. Ko valgys mama vyt? Kiaušinienį. Vėl kiaušinienė. Aš kaime tavo kiaušinienės atsivalgau varvą. A jeigu mieste, tai turim valgyt bišteksus, ramteksus, lašišo drebučius, kinietiškai vištieną. Da, paburbuliuok, aš tuoj tėvų pakviesiu. Tau taip nudrebins, kad tu pats būsi kaip drebūtis. Va, sėdėsi ir kaip sveikas valgysi kiaušinienį, lietuviškų. Sės valgyti. Raimundukas, valgyk ir klausyk. Dar kartu įsidėmi, kaip aš tau sakiau. Mašina už langą supypsi, griebi šiukšlių kibirų, išneši ir išpili. Supratai? Taigi jau išpyliau. Kur tu išpili? Tai išpyliau šiukšles. Kokia mašina buvo? Nu, mašina buvo nedidelė. Su atidarytų bagažinį. Paimu ir suverčiau šiukšles. Va. Kas nors matė? Matė vairuotojas. Kų sakė? Nu tai ko sakė, tai pirmininkas stovėti išsižiojus. Ir dar aš ją paklausiau, kad kitų kartą atvažiuos. Va. Jėtau. Tai gal nesužinos, kur mes gyvenam? Gal nesužinau. Va, įsivaizduoji? Va, balvanas. Talėti bibliotekų atidarė. Man reikia įtrenktis. Ir tu, nustok greit vienu kartą. Tėvui tu jauti reiks pjaut pietum, kad brytanų pavalgydinti. Žinok, un tėva šitų pečių gula 4 gryčias kampai, supranti to? Tai kaip gali 4 gult, jeigu pastavi 2 pečiai? Ne tau balvanai ir suprast. Dabar čia miestas, žinok. Darbus dirbsi miestietiškus. Tavo daleiskim pareiga bus va tokia va. Nuveit sklepan, bulbų atnešt, nuveit krautuvėn, šiukšlas išnešt, butelius priduot. Va. O, šitas tai man patinka, tata. Va. A pinigus tatai atiduot. Tai palauk, dabar nebesuprantu. Man kad šitos visus darbus padaryt, reiks 24 valandų per parų. Kas aš kankinys, kaksai jum? Va. Ir nustok bumbėt. Tuoj nebebus kam tėvų ir batų raištelių užrišti. Ar toks išnaudojimas yra pats aukščiausias vaiko teisių pažeidimas, va? Stef, geri dikvanas užgėdauja. Man atrado mūsų profesorių daras pavojingai jų mokslas laist. Broniau, tu nekik prie vaiką. Miesti mokytis tai ne kaime, tau sakau. Ai, ne vienas dana mokslų nenumerė. Kaip tėvas pasakė, taip ir bus. Broniau! Kvietei, Stefa? Žiūrim skaitliukus. Patikau čia žiūrėti. Skaitliukai kaip skaitliukai. Tik kal jų čia tiek daug.
Broniau, man atrodo, kad čia kiekvienam kambarį po vienu skaitliuku. Ай, кто? Dabar все, klausyk tatas. Prarandu, kas gali pamakas ruošti ir dieną. Mes eisime gulti, kad miegami nedegt. Irgi anksčiau. Va, virtuvė, insuksiu silpnesnį lemputį, tik tai svarbus teput, kad televizorius rodytų. Atsiprašau, gal galėčiau klausimą užduoti. Duok. Sakykit, ar nematėt, kas mano svainį į mašinos bagažinę šiukšlę supylė? Sakė, kažkoks nebrendyla. Ir dar išdrįso paklausti, kada vėl atvažiuos. O, tokį pagaučiau šiuprinas, tai tik per galvą iš karto. O tai nematėt, iš kurio būtų? Iš kurio būtų? Nematė, tik tai matė, kad iš mūsų laiptinės. Va, sakau, tokį tik pagavai, nuėmė jakinius ir su skuduru tik per galvą. Taip, taip. O iš kur jūs žinot, kad jis buvo su akiniais? Va, Vitalijus, klausykit, ar negalit mums padėti, čia nesuprantam, ar ne? Va, su skaitliukais, nieko nesuprantama. A, tai, va, tai, ponas Vitalijų, jūs kaip miesčionis paaiškinkit apie tos skaitliukus. A ko čia nesuprast? Laiptų aikštelė yra 3 butai ir 3 skaitliukai. Kiekvienam butai po skaitliuką. Bet to atskirai mokam už laiptinės apšvietimą. Tai, kas čia dar per nesąmonė? Tai gal aš kaip kaimietį žmogus moku patumsi vaikščioti. Gal šviesas aš čia nedėksiu, tai ką man mokėti? Ką padarysi, matyt, čia toks municipalinės valdžios nesusipratimas. O be to, už šiukšlių išvežimą ir už gyvatuką mokam irgi atskirai, o už elektrą, už vandenį ir už dujas pagal skaitiklių rodmenys. Tai kiek čia iš viso reikia mokėti? Na, jeigu neskaičiuosim mokesčių už šilumą, tai kiekvieną mėnesį mes sumokam apie 150 litrų. 150? Aš kaime. Būdavo nuveinu tvartelį, nu va pasiemu tokį glaibį malkų, atsinešu, pečių pasikuriu, tai man ir šiluma, ir karštas vanda katiliaukė užverda, ir dabar iš čiunko knelas įsiverda. Briuselio konvencijos pažeidimas, aš patamsi nevaikščiosiu. Pagaliau tai, ką jūs darot, yra paprasčiausia vagystė. Žiūri, kaip profesorius, taip ir durnas, kaip Briuselio kapaustas. Va, matei, čia 100. Na? Va, aš šitą 40. Na ir kas? Žiūrėk, kaip toks gudras, gal tu esi matys vieną kai kur. Ko vieną? Nu, 1 vatą lemputį. Ne, tokių iš viso nebūna. Nu, ne aš būsiu, jeigu aš tokias neatrasiu. Ir ana čia degs. Sveiki, ponas kaiminė. Na? Lemputę keičiate. Perdegė? Niekas čia neperdegė. Čia aš ekonomijų darau. Va. Kodėl Bronislavas kalbėjo apie ekonomiją? Suprantat, jis bandė 100 vatų lemputę pakeisti į 1 vatą. Visą laimę, kad tokių nebūna, tai atsipirkom 40-inę. Tai Vitalijau, paaiškinkit, kas čia blogo, kodėl jis toks susierzinęs. Suprantat, 100 vatų lemputė yra kelis kartus galingesnė už tą, kurią įsisuko. Tai Bronislavas pasėmė brangesnį ir paliko pigesnį lemputę? Taip. Nespėjo kojų sušilt, o jau vaginėja. Kaip vaginėja? Vitalijau, mus visus. Nesuprantu, kaip apvaginėja. Na, taigi, Vitalijau, taigi jūs baigėte kelis universitetus ir nesuprantate, kad jis išsuko lemputę, kuri kainuoja 3 litus ir nusinešė ir paliko tą, kuri kainuoja 30 centų. Tikras banditizmas? Nes su tokiais kaimynais reikia pasirūpinti signalizaciją. O kam? Tai supranti, dar mūsų buto duris išneš ir statys pigesnės? Broniau, Na? klausyk, kai aš pareisiu iš darbo, prašom surašyti man visus skaitiklių parodymus. Haliaus stebut, aš tai negaliu atsistebėti. Šitokie mokesčiai. Dieve man, aš kaip pagalvoju, tai man va. Pagaugai per nugarų pereina. Aku darysi, braniuk reikės taupyti.
Aš galvojau, būsiu meščionka. Turėsiu automatinį skalbimą mašinų. Kalary perijungsiu, bus šilta. Tu čia kalbi dabar, pažiūrėk, va. Na vienas lemputės, skaitliukas vazyzė. Atrodo, kad stikliukų perpjaus. Taip. Užtat va, drabužius reikės rankam plauti. Kokius drabužius dabar? Tai kaip tu kokius? Taigi va, ir kaimyną Vitaliaus, ir Raimunduką kaip bulbas nešė į sklepą, tu žinai, kaip įsitėpė. Jokie omai tau nepadės. Tai čia man plaut? Nu tai žinoma, o tai kam daugiau? Ir žinok, praustis tik šaltų vandeniu. A tai kokiu plaut? Da šaltesniu. Tadu mes ir sutaupysim. Ir va, telefonu prašom skambinti tik pagal mano parašų. Steput, a tai žiūrėk, kaip su laikraščiais? Kokie laikraščiai? Laikraščius skaito tie, kur neturi kur pinigų dėti. Aš tam dar neuždirbu. Stepaniau, žiūrėk, bet tą teitę vėlaus tai jau negyvens. Ai, ko tu čia, tu broniau. Kur čia jūs po perkūnai Stepun gyvenat? Vaikštau, ieškau, neberandu jūsų narvelę, nu. Nu, gražiausiai Biausi, taigi pats padėjai atsikraustyti ir pamiršai, kur mes gyvenam. Seniai čia buvo tas kraustimas, nu. Klausyk, taigi iš kaimo važiuoji, gal pro mūsų trobų važiavai dar stovi? Stovi, nu kur įdėsis nestovėjus, tą jūsų trobą, stovėjus, atva. Nu šiaip tai Stepun pasakysiu šitaip, va, kaip jūs išvažiavat kaimi, kaip tai ramiau pasidarė, va, naktim nieks neberėkia, va, langų nieks nebedauža. Avištas, tai kaip tai pradėjo, kaip ir daugiau kiaušinius dėt, va. Tai kas tau besdaužys, kas tis besidės, aš tai darbą einu. O ta kur tu dirbi dabar? O darbų gavau, žinok, Viktorai, aš dabar dirbu ligoniniai. Skaityk, kaip daktarė. Nu, kaip sesutė. Slaugė. Na, vat, Stepun pasakysiu, tai sakai, nuo gyvulių gydymo perėjai prie žmonių gydymo, ne? Aš neturiu, kad čia laiko su tau burbuliuot, aš darbą lėluoju. Yra bronius ir namie. Kurgi tas gyvulys dėsi, sėdi namie. Nu viskas, ate, su Dievu, čia einu darbą. Daktarė. Prašom. Sveiki gyvi. Sveiks, Biausias, sveikas. Tai ką toks nervuotas broniukas yra? Nu tai kaip nebūsi, Biausiau nervuotas, va. Taigi mokesčiai už griuvą, už viskų mokėt, už elektrų, už dajas, už šildymą, už laiptinių apšvietimą, už viskų. Tai ar dėl to aš va 91 prie parlamento krūtinį atstatį stovėjau, Biausi. Broniu, nesakyk man, nestovėjai tu 91 prie parlamento. Nestovėjai, a tu jau stovėjai. Nu ir aš nestovėjau, broniau, atsimeni būdagi samagonų tavo daržiniai gėrėm, kur tu iš barbarysinį saldainį išvarydavai. O Stepa po šiai dienai nesupranta, ką mes per dienas barbarysais kvepėdavom. Nesuprantama, tai Stepa vat nesupranta, dėl ką iš Kubas, kur užsisakėm po 10 maišų cukraus, net plaukė, da iki šias dienas irgi nesupranta, nei cukraus, nei kaltų nėra. Nebeplauks, broniau, šitas cukrus, bet dabar reikia galvoti logiškai, broniau, matai, va, mes kaimyta netokių dalykų sugalvodavom, tai ką čia nesugalvosi, žiūrėk, dabar pagalvokim, va. Šitam nami šitaip yra, vanduo prie dandrą, reiškia, vamžė prijungtas, ne?
Prie bendro. Nu, dujas irgi pro bendro vamzdį praeina irgi, ne? Daujas pro bendro? Nu, šildymo sistema irgi visiems bendra, taip? Tai neaugi, taigi Nu. vienas pečius. Nu, telefonas irgi taigi vienas laidas ateina, ne? Tai tik nereikia. Nu, va. Ai, žiūriu, beausiauė. Galvytė tavo dirba kaip laikradukas, va. Ceko, ceko. Tai nedirb, tai šiaip, broniu, kur tie vamzdžiai? Žiūrėk, broniau, va šitas vamzdys atrodo karštą vandenį. Aha. O, dega, karštas. A čia mūsų šaltą vandenį bus vamzdys. Čia šaltas kaip nabašinis. Žiūrėk, a kamgi šitas didžberiais, ne? Čia, broniau, šitą nelies. Čia kanalizacija gali būti blogai, jeigu prakiurdysi. A, kanalizacija. Taip, taip. Žiūrėk, broniau, raktus turi. Sklepą. Ne sklepą, broniau. Varžtam raktus turi. Vitalijau, valgyti. Na, Vitalijau, kaip jums negėda? Esate gi inteligentiškas žmogus, o klausotės kaimynų pokalbių. Fui, kaip žema. Paleiskit mane. Ką ten šneka? Atitraukit. Vitalijau. Vitalijau, kiek kartų aš jums sakiau, kad įsidėtumėte auksinius dantis? Na, kiek per tuos metalinius turime problemų? Negana to, kad parduotuvėje visą laiką mus apkaltina vagyste, kai einame pro kasą. Romualda. Vitalijau, o kaip man buvo skaudu, kada per dėdulės Leokadijaus vardadienio šventę jūs prisivalgėte silkės ir jūsų šitie metaliniai dantis surūdijo. Bet už tai šitie dantys sukuria teigiamą elektromagnetinį lauką ir aš pasikraunu energijos. Vitalijau, baikite su tą savo bioenergetiką. Vietų. Namuosgi, kad šilta. O, aha, Teusis. O tai iš kur čia tu tiek laikraščių gavai? Taigi, Ramondukas atnešė. O tai iš kur Raimundukas gavo? Mesgi neužsisakinėjam laikraščių. Sakė, tarp pirmą ir antrą aukštą paštą dėžutėse kiek nori tas makulatūras yra. Kur Raimundukas? Čiagi viską žmonių reikės gražinti. Kaip jis tau gražins, kad dabar vajoj nuogas guli. Čia kas dabar? Tu kaip čia vandenį leidi? Kas? Tik man tą laidę. Ir sakė, kad maudytis kiek noriu ir kada noriu. Va. Greitų suk vandenį marš iš vanios. Kas čia daras? Aha, и пролег мест. Pasaka, pasaka. Sniegas atkastas, keliai atvalyti, netali autobusų statys, poliklinika, viskas. Oi, tu derink, sakau, Antanai, ir tu miestam. Tiek miestų, jokių kalbų. Nu, tai sėdi galų laukia su savo karvėm. Kas taip geresnė? A? Jūratė? Trečia. Atmaladės, Valentukas, atmaladės. Va, aš ir sakiau, jam visų laik, sakau, rizikuok ant sūnaus. Vsia. Aha, žiūrėk, Antanėl, rytai paplėpėsma. Nu, man atsibada jau stau 2 valandas kalbėti, baigiam bazarų. Aš tau sakau, perskambinsiu, rytai aš perskambinsiu, va, grįžo iš darbo mano kokolis. Gerai, Antanai,
Ate. Tai tu, brojo, man infarktą nori varyti. Tai aš per 2 darbus dirbdama turiu sumokėti už tavo pokalbį su kažkokiu Antanu. Stepau, tu dabar tik nesnervuok. Aš tau viskų paaiškinsiu. Ko tu man paaiškinsi? Stepau, mums nieka nereiks už nieko mokėti, supranti? Nu tai kaip nereikės už nieko mokėti? Kas tu Seimo narys? Aš boba daugiavaikė, kad už nieko nereiks mokėti. Stepau, mes dabar su Biausiu Viktariuku taip sugalvojam apžiū sistemų, kad skaitliukai stovi, a ramandukas, o ne elektras, atnešė tokį gelžgalį, supranti, uždėję, ir dabar skaitliukas stovi kaip indestas. Va! Tai mum elektru atjungia. Niekas, Stepau, nieka netjungia, supranti. Mes dabar taip sugalvojam, kad niekas, sakau, nereiks mokėti. Gerai, o telefonas? Ateina kažkas. Atidaryta. Mes labai atsiprašom, bet pas mus bute dingo šildymas, elektra, nebėra vandens, o telefonu irgi negalim prisiskambinti. Ar negalėtumėm iš jūsų išsikviesti meistrus?